Sveiki, su jumis Unboxing LT sveikinasi dar vieną kartą. Na va, čia turbūt tikrai bus batukai kažkokia savo senesniam filmukai, tenai pas mane buvo radijas, o dabar bus tikrai batukai. Man rodė, kad tenai prie radijo batukai, bet ten iš tikrųjų buvo, ten buvo ne batukai, ten buvo radijas. O mes dabar pasižiūrėsime, o čia tikrai yra vaikiški batukai. Nu, žinokit, batukai tokie, kad... Na, aš užsisakinėjau, žinokit, mažesnius batukus. Ir mano vaikas, taigi, turi žymiai mažesnę koją, o gavau kažkokius tai siaubingai didelius batus. Nu, nežinau, gal jinai jau ir užaugo ta koja, gal ir didesnė. Na, kokybė iš tikrųjų tokia, nežinau, man kažkaip nuotraukose atrodė viskas geriau. Nors batukai visai, na, čia tokia žodžiu klijuota kaip, lyg ir, na, neturiu net ką pasakyti. Kągi, bandysim nešti, kokybė gal ir nieko, gal gražu, bandysiu dabar nunešti vaikui, žmonai, vaikas susidės batukus, pafilmuosim, pasižiūrėsim, ar tikrai šitie batukai jai tinka, bet dydis batukų tai tikrai netoks įsiūstas. Na, atsiprašau, bet tai... Na, žiūrėsim, kas čia bus. Na štai, gan ilgai nefilmavau pratęsimo apie šitos batukus. Tiesiog buvo šiokių tokių problemų. Na, batukai, kaip matot, tai tikrai yra labai gražus, labai malonus, nu, jų medžiaga yra labai gera. Nu, man jie asmeniškai patinka. Vaikui jie taip pat patiko, bet problema yra tame, kad pardavėjas šitos batukus įsiuntė ne to dydžio, kuriuos aš užsakiau. Todėl batukai iš tikrųjų mano vaikui buvo per dideli. Na, teks juos atidėti kitam sezonui, o tiesiog man tų batų reikėjo dabar. Visų pirma, batus aš užsakinėjau mėlynos spalvos. Tai yra ne rožinės, o mėlynos. Čia turėjo būti mėlyna spalva su baltais va tokiais taškeliais. Bet pardavėjas jau iškart tada, kada iš karto jau šitos batelius man parašė, kad įsiuntė ne tos spalvos, o įsius ne mėlynos spalvos, o įsius va tokius, kokius jūs dabar ir matot. Problema buvo tame, kad batai atėjo, bet jie netiko, todėl mes paprašėm, ne mes, o aš paprašiau pardavėjo, kad pardavėjas grąžintų tam tikrą sumą už šitos batelius. Taigi, bateliai kainavo 7,51 €, bet pardavėjas nesutiko absoliučiai nieko daryti. Tai yra, jisai pasakė taip, kad kadangi bateliai keliauja labai ilgai, tai jisai tiesiog įsiuntė šitos batelius vienu dydžiu, ne vienu, ten jau dviejais dydžiais didesnius, kad tol, kol jie keliaus, tai mano vaiko koja užaugs. Na, atsiprašau, mano vaiko koja per tenai kažkiek, tai vat, jūs matote, per kiek dienų šitie bateliai atkeliavo, tikrai neužaugs vos ne dviejais dydžiais. Todėl, taip pat, kaip matot, buvo įsiusta taip, kad yra užlydytas, nutrintas batelių dydis. Tai yra tam, kad aš nepamatyčiau, kokį dydį jisai batelių įsiuntė. Gerai, kadangi pardavėjas su nieko nesutiko, tai tiesiog mes iškėlėme disputą. Tai yra toks dalykas kaip galimybė pareikalauti pinigų grąžinimo ir vyko AliExpress teismas. AliExpress teismas vyko kokias 2 savaitės ir per 2 savaitės AliExpress nusprendė, kad jie man grąžins 6,96 €. Ir iš viso šitie bateliai man kainavo kiek? 75 €. Taip, kad bateliai šitie man kainavo 75 €. Ką dabar noriu pasakyti apie šitų batelių kokybę. Taigi, matot, čia yra šiokių tokių klijų žymių. Va, matot, klijuota. Nelabai gražiai nuvalyta. Šitą batelę taip pat matosi, va, klijai, klijų žymės. Na, tiesiog
Na, nežinau, gal rankomis įdaryti ar kaip, bet, nu, viskas iš tikrųjų gerai, padelis, viskas, nu, viskas man patinka, jie minkštučiai, gražučiai, tapkutės tokios, va, atsisega, viskas būtų puiku, bet dar vienas liapsusas, na, atsiprašau, bet klijavimo kokybė tai irgi. Matot, kokia kokybė? Nu, prasta, reiškia, priklijuota blogai, tiesiog priklijavo ir, paleido ir viskas. Taip kad, kiek dabar žvaigždučių duosiu šitam bateliam? Iš tikrųjų taip, na, viena žvaigždutė tikrai, už grožį žvaigždutė tikrai uždirbta, tikrai jie malonus, tai ir antrą žvaigždutę duosiu, jokių problemų. Bet, na, daugiau turbūt viskas ir baigtųsi, bet realiai turbūt 3 žvaigždutės. Tai yra tam, kad iš tikrųjų taip, 3 žvaigždutės už tos batelius. Ne dėl to, kad jie man 25 centus kainavo bendroj sumoj, bet tiesiog nepavyko to, kad pardavėjas pabandė, na, neturėjo batų, pabandė apgauti, įsiuntė man, ne ant to papuolė. Aš to jau pats susirintavau ir taip pat pinigus susigražinau. Aha, va dar matot ir va čia va toksai va pasiuvimo kokybė nekokia. Na, iš esmės, bateliai kaip bateliai, vaikui šiaip labai patiko, aš manau, kad duodu 3 žvaigždutes ir tam, kad jūs galėtumėt pasirinkti, ar jums pirkti juos, ar juos nepirkti. Tai iš esmės, jūs rinkitės. Asmeniškai man viskas tvarkoja, jeigu jūs gausite šitos batelius to dydžio, kokį jūs įsakėte, tai manau bus viskas tvarkoja. Kągi, 3 žvaigždutės, ačiū už dėmesį, ačiū, kad žiūrėjot, būtinai prenumeruokit mano kanalą. Bus, manau, įdomesnių dar dalykų, įdomesnių batų ir įdomesnių daiktų, kuriuos aš esu užsisakęs ir dabar laukiu, kada jie atkeliaus.